Šiandien žiniuose Seimui prisistatė būsima premjerė Inga Ruginienė. Visi oponentų puldinėjimai nuėjo perniek, nes kandidatė jos atmušė elegantiškai ir paprastai. Valstiečiams žadamos ekonomikos ir kultūros ministerijos. Nausėdai Nemuno aušra jau nebe klaida, bet šios partijos ministrų vis tiek netvirtins. Tai kodėl tuomet tvirtino teisiamo ir galiausiai nuteisto liberalų sąjūdžio atstovus? Brangsta nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai. Vilniaus ir Kauno oro uostuose visi daiktai ir skysčiai nuo šiol gali likti bagažo viduje. Leidimų užsieniečių sezoniniam darbui šiemet prašė beveik 3 kart daugiau įmonių, pranešė užimtumo tarnyba. Ir kompensacijų kol kas paprašė tik 6 veiklą nutraukiančios kailinių žvėrelių fermos. Seimui prisistatė kandidatė į premjeres Inga Ruginienė. Didelių geopolitinių grėsmių akivaizdoje jį žada telkti politinę bendruomenę bei visuomenę ir, jeigu reikės, didinti finansavimą gynybai. Teikiu Ingos Ruginienės kandidatūrą į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti. Patirtis sukaupta vadovaujant profesiniams sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams trišalėje taryboje, leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadoviai ir konstruktyviai bei kompromisų ieškančiai darybininkiai. Šios kandidatės savybės padėjo per trumpą laiką įgyvendinti tokią sudėtingą reformą, kaip antrosios pensijų pakopos pakeitimai. Prisistatydama politikė pabrėžė, kad toliau investuojant į gynybą, stiprinant viešasias paslaugas, kovojant prieš skurdą ir neligybę, remiant jaunas šeimas, pagyvenusius žmonės, bus užtikrinamas socialinis ir išorinių sienų saugumas. Anot kandidatės didžiausią dėmesį jos vadovaujamas ministrų kabinetas skirtų šalies saugumui, ekonomikos augimui ir socialiniai geroviai. Toliau investuodami į gynybą, stiprindami viešasias paslaugas, kovodami prieš skurdą ir neligybę, remdami jaunas šeimas pagyvenusius žmonės, tik taip užtikrinsime socialinį ir išorinių sienų saugumą. Jeigu dronai iš priešiškų valstybių gali įskristi į mūsų oro erdvę, jeigu pensininkai yra priversti išgyventi iš 500 eurų per mėnesį, jeigu jaunos šeimas neišgali įpirkti pirmojo būsto, o maisto banko paslaugomis naudojasi beveik 500 000 gyventojų, akivaizdu, turime rimtai dirbti, kad visuomenė jaustųsi saugi tiek gynybos, tiek socialinė prasme. Prisistatydama Seimui Ruginienė nekartą davė labai aišku, konkretų, kultūringą, bet tvirtą atkirtį ją bandžiusiems puldinėti konservatoriams ir liberalams, ragindama nustoti rietis tarpusavį dėl niekų ir susitelkti bendram darbui. Ar neįvyks taip, kad nepavyks išlaikyti tos vakarietiškos krypties, kurią minėjo prezidentas, to užsienio politikos tęstinumo ir jūs kartu su jūsų kolegomis, kurie seniai to nori atidrįsti visus vartus į Klaipėdą Lukašenkai, Putinui, Ksy, beje, Iranui, kuris su Lukašenka sutartį pasirašė ir taip pat gal net ir į Kaliningradą. Ar jums pavyks užtikrinti tą vakarietišką kryptį? Ačiū už klausimą. Aš norėčiau, kad mes... Jeigu turim diskusiją, nesvarbu kokiu tai klausimu, ar tai būtų užsienio politika, ar tai būtų ekonomika, finansinis tvarumas, aš norėčiau, kad mes daugiau vartotume mes. Nes kaip bebūtų, mes esame iš skirtingų partijų, galbūt skirtingų vertybių, bet visi dirbam dėl vieno tikslo – Lietuvos labui. Tai labai kviečiu jūs, nesvarbu, kad jūs esate opozicijoje, labai kviečiu susitelkti bendram darbui. Ir aš labai tikiuosi ir nuoširdžiai tai sakau, kad mes tikrai galėtume kartu susėsti ir nuveikti tų darbų labai daug. Tai neatskirkime mes ir jie. Stenkimės, kad mes visi būtume mes kaip vieninga jėga. Paluckas viskas sukniso. Ir dabar de facto jūs stovite čia prieš akį kaip mažumos pretendentė užimti postą. Jūs prisistatymo žodyje minite Socdemų partiją, bet neminite jokios kitos partijos. Jūs neturite koalicijos šiandien. Jūs esate nuogas vienintelė su Socdemų parama. Kur bus raudonos linijos, derantis su Remigijum Žemaitaičiu? Prisiimu atsakomybę ir aš tikrai suprantu tą žingsnį, kurį žengiu.
Ir manau, kad mes koalicijos formavimas tai yra tam tikras procesas. Ir aš manau, kad mes tikrai sutarsime dėl bendrų darbų, kiek mums teko kalbėti su įvairiais partneriais, tai kažkokių išskirtinumų arba išsiskyrimų bendrose tiksluose nėra. Ar tai mes kalbame su valstiečiais žaliaisiais, ar mes kalbame su lenkais, ar mes kalbame su aušriečiais ir net tais pačiais ir demokratais. Tai visi suprantame, kad atėjome čia dirbti dėl valstybės gerovės. Aš beveik įsitikinus, kad jūs irgi čia sėdite šitoje salėje būtent dėl to paties tikslo. Tai man atrodo, kad nustokime braižyti raudonas linijas vienas kitam ir nepaisant to, kokia dauguma susidarys, susikoncentruokime visi ties šiuo bendru tikslu. Ir viskas bus gerai. Paklausta, ar nebijo eiti į tokias atsakingas pareigas kandidatė į premjerės, kaip ir į visus kitus klausimus atsakė aiškiai ir paprastai. Nebijau, nes jeigu bijočiau, turbūt čia nestovėčiau. Vėliau būsimoji premjerė dar atskirai susitiko su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijomis. Sprendimą dėl Ruginienės kandidatūros Seimas priims kitą antradienį. Balsavimas bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė per 2 savaitės turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. 3 politinėms jėgoms derantis dėl koalicijos potencialių naujųjų partnerių valstiečių frakcijos Seime vadovė Aušrinė Norkienė sako, jog viename iš partijai siūlomų variantų jiems atitektų ekonomikos ir inovacijų bei kultūros ministerijų vadovų portfeliai. Tačiau, pasak jos, yra ir kitų variantų. Ar kultūros ir ekonomikos ministerijos tenkintų valstiečius, spręs partijos taryba. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojos Rasos Budbergytės teigimu, valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi pageidavimų dėl ministerijų, tačiau socialdemokratai nėra linkę nusileisti dėl jokių ministerijų. Anksčiau klaida vadinę socialdemokratų sprendimą į koaliciją pakviesti Nemuno aušrą, prezidentas Gitanas Nausėda dabar jau sako, kad situacija yra pasikeitusi, todėl Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama politinė jėga gali dalyvauti valdančiosios daugumos formavime. Ar mes norime, kad vyriausybė būtų darbinga, kad vyriausybė priimtų sprendimus, ar mes norime išankstinių Seimo rinkimų? Formuluočiau klausimą taip, nes padėtis dabar yra tokia, kad iš tikrųjų sudaryti valdančiąją daugumą yra netaip paprasta. Mes matome, kad tie partneriai, kurie dabar galimai bus tretieji, žinodami, kad pasirinkimas yra ribotas, kelia reikalavimus, kurie yra netaip jau lengvai įgyvendinami. Todėl tai, kas buvo prieš metus, beveik prieš metus, situacija buvo tikrai kitokia ir Lietuvos socialdemokratų partija turėjo kur kas platesnį ir svaresnį pasirinkimą negu turi dabar. Dabargi pasirinkimas sumažėjo iki minimumo ir iš tikrųjų atsižvelgdamas į tai, kad per pastaruosius 8 mėnesius pono Žemaitaičio partija nepadarė nei kažkokių tai ypatingų pareiškimų, kurie blogintų Lietuvos reputaciją tarptautinėje arenoje, dalyvavo priimant sprendimus. Aš manyčiau, kad jie tokią teisę turi. Tiesą sakant, nemažos dalies šalies gyventojų nuomonę tą reputaciją ir tada blogino ne tiek Žemaitaičio pasisakymai Facebookuose, kiek tai, kad jo oponentų šaika galbūt visai bandė tos jo pasisakymus kuo plačiau paskleisti tarp savo draugų diplomatų. Matyt, kaip tik dėl to Nemuno aušra per rinkimus ir sulaukė tokio didelio palaikymo. Bet kuriuo atveju Nausėda šios partijos narių kandidatūrų į ministrus ir toliau netvirtins. Yra problemų, kurios dar nėra išsirišusios, tai yra pirmiausia teismo procesas dėl paties Žemaitaičio, taip pat tyrimas dėl partijos finansavimo. Jie taip pat anksčiau ir vėliau turės pasibaigti. Kol jie nėra pasibaigę, aš taikau tą patį saugiklį nuosekliai, kurį taikiau pačioje pradžioje, kitaip tariant. Pono Žemaitaičio partijos Nemuno aušros kandidatai negalės tapti ministrais. Na, su tuo saugiklių nuoseklumu nebūtume tokie tikri. Priešingai šalies vadovo elgsena rodo dvigubus standartus, nes ar prisimenate, kad kuris nors liberalų sąjūdžio kandidatas būtų sukėlęs Nausėdai panašių abejonių?
Tvirtino visus nemirktelėjęs, ogi visa partija, ne tik jos lyderis, murgdėsi teismuose, kol galiausiai buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. Dėrybas dėl naujos koalicijos socialdemokratai dabar pradėjo iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui. Prie jos prisijungti kviečiama Nemuno aušra ir valstiečiai. Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į koaliciją nepakviesta. Šiuo metu aušriečių deleguoti ministrai vadovauja aplinkos, teisingumo ir žemės ūkio ministerijoms. Anksčiau Žemaitaitis yra sakęs, kad dalis jų darbo nebetęs, mat partiečiai norėtų vyriausybėje matyti politikus, kurie prisidėjo prie sėkmės Seimo rinkimuose ir galėtų imtis pilnos atsakomybės. Brangsta nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai bei kvalifikacinės kortelės, tačiau pinga tarptautiniai pažymėjimai. Nuo šiol per 15 darbo dienų išduodamas pažymėjimas kainuos nebe 14, o 17 eurų, per 5 darbo dienas nebe 22, o 34 eurus, o per vieną darbo dieną nebe 37, o 51 eurą. Tuo metu tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs ir kainuos atitinkamai nebe 8, o 5, nebe 16, o 11 ir nebe 24, o beveik 17 eurų. Pasak įmonės Regitra, paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos labai seniai, 2008 metais. Teigiama, kad perskaičiavimas buvo atliekamas atsižvelgiant į išaugusias specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudas. Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti Regitros padaliniuose arba internetu. Pastarųjų užsakymai per pastaruosius 4 metus auga. 2023 metų pirmąjį pusmetį jie sudarė 33%, 2024 metų tuo pat laiku 35%, šiemet 37%. Vilniaus ir Kauno oro uostuose nuo rytdienos penktadienio iš rankinio bagažo keleiviams nebereikės ištraukti skysčių, jame galės likti ir elektronikos prietaisai. 2 didžiausi Lietuvos oro uostai yra pirmieji Baltijos regione pradėję taikyti naują skysčių gabenimo tvarką, pranešė Lietuvos oro uostai. Tikimasi, kad sprendimas pagreitins patikras ir sumažins stresą. Teigiama, kad tokią galimybę lėmė technologiniai sprendimai, investicijos į jau veikiančius saugumo skenerius, bei dar Liepos pabaigoje Europos komisijos priimtas sprendimas, leidžiantis keleiviams rankinėme bagaže gabenti bet kokias iki 2 litrų talpas su skysčiais. Iki šiol rankinėme bagaže vežami skysčiai turėjo būti nedidesniuose kaip 100 ml talpos indeliuose ir sudėti į atskirą 1 litro talpos maišelį, o patikros metu jie turėjo būti ištraukiami iš bagažo, taip pat ir nešiojami į kompiuteriai. Ši tvarka kol kas lieka galioti Palangos oro uoste bei kituose Europos oro uostuose, dažniausiai mažesniuose. O tai reiškia, kad naudos iš tokio sprendimo nedaug, mat iš Lietuvos skraidinančios pigių skrydžių bendrovės kaip tik ir skraidina į tokius mažesnius, atokesnius oro uostus Europoje. Tad grįžtant atgal lietuviams vis tiek teks susidurti su senais ribojimais. Lietuvoje įdarbintų užsieniečių srautas šiemet palyginti su ankstesniais 5 metais sumažėjo, tačiau jie dažniau atvyksta laikinam darbui. Leidimų juos įdarbinti sezoniniam darbui šiemet paprašė beveik 3 kart daugiau įmonių, praneša užimtumo tarnyba. Šiemet sausį-birželį tarnyba išdavė 900 tokių leidimų. 19 trečiųjų šalių piliečiams beveik pustrečio kartą daugiau nei tuo pačiu laiku pernai ir daugiausia per pastaruosius 5 metus. Šiemet tokių leidimų kreipėsi 82 bendrovės, o daugiausiai jų išduota įmonei Biovela Utenos mėsa. Nauja tendencija – daugėja moterų užsieniečių. Jos dažniausiai atvyko iš Ukrainos, Uzbekistano ar Kirgizijos ir dirbo virėjomis arba pagalbinėmis žemės ūkio darbininkėmis. Daugiausiai trečiųjų šalių piliečių sezonų įsidarbino Kauno regione, toliau rikiuojasi Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus regionai. Tarp gausiausių bendruomenių tiek pernai, tiek šiemet buvo Vidurio Azijos piliečiai – Tadžikistano, Uzbekistano, Kirgizijos ir Azerbaidžano gyventojai. Tačiau šiemet gerokai keitėsi atvykstančiųjų kilmės šalis. Sąraše atsirado Ukraina, Moldova, Vietnamas, Filipinai, Argentina. Kailinių žvėrelių fermoms iki 2027 metų privalant nutraukti veiklą kompensuojant nuostolius, kompensacijų jau paprašė 6 veiklą nutraukiančios kailinių žvėrelių fermos, praneša nacionalinė mokėjimo agentūra. Šiemet sulaukta 2 paraiškų, vienam pareiškė išmokėta 1,7 tūkstančio, o antram 261 tūkstantis eurų. Pernai 3 fermų savininkams išmokėta beveik 11 tūkstančių eurų. Be to viena paraiška buvo atmesta, nes ūkis ją teikė nenutraukęs veiklos. Kompensacija apskaičiuojama pagal fermoje 2022 metais augintų žvėrelių skaičių.
2024-aisiais išmoka siekia 3 eurus už gyvūną, šiemet 2 eurus, o 2026-aisiais sieks 1 eurą. Kompensacijos fermų savininkams mokamos vieną kartą už veiklos nutraukimą, statinių nugriovimą, įrenginių skirtų žvėrelių auginimui sunaikinimą, atliekų sutvarkymą, atleistiems darbuotojams išmokėtas išeitinės išmokas. Konstitucinis teismas kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Tuo metu 48 kailinių žvėrelių ūkiai prašo teismo iš valstybės prisiteisti 113 milijonų eurų žalos. Sausį ji pateikė skundą regiono administraciniam teismui. Žemės ūkio duomenų centro registro duomenimis Lietuvoje dabar auginama apie 19 000 audinių ir šinšilų. Ruduo artėja, teks tenkintis kuklesnė šiluma, vietomis pasirodys ir trumpas lietus, sako sinoptikai. Ateinančią naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7–12 m/s, temperatūra 17–22 laipsniai šilumos. Rygoje popiet gali palyti, termometrų stulpeliai rodys nuo 12 iki 18 šilumos. Taline nedidelis lietus, čia nuo 11 iki 14 laipsnių. Varšuvoje mažai debesuota, naktį iki 12 dieną apie 23 šilumos. Kyjive smarkus lietus numatomas antroje dienos pusėje. Čia nuo 17 iki 24 laipsnių.